Kiekvieną mūsų žingsnį amžinajame šokyje su tamsa lydi nepaaiškinamų balsų aidas. Kiekvienas atgarsis veikia kaip viliojanti jėga, traukianti mus vis giliau ir giliau į paslapties bedugnę, iš kurios galbūt niekada nebegrįšime. 20 vieta. Florencijos monstras yra liūdnai pagarsėjęs serijinis žudikas, kuris Florencijoje siautėjo 17 metų. Garsusis serijinis žudikas atėmė 16 žmonių gyvybės, tačiau jo tapatybė vis dar nežinoma. Šie siaubingi nusikaltimai prasidėjo 1968 metų rugpjūtį, kai Barbara Losi ir jos svainis Antonijus Lobjankas praleido vakarą kine. Barbaros vyras sirgo, todėl jie pasiėmė jos mažą sūnų su savimi. Po filmo jie nuvažiavo į atokią vietą Sidnoje, kai nežinomas asmuo nutaikė ginklą į Barbarą ir Antonijų ir iššovė. Barbaros vyras buvo tiriamas ir galiausiai įkakalintas už šį nusikaltimą. Tačiau po 6 metų dar 2 atakos buvo įvykdytos naudojant to paties tipo ginklą. Kaip ir ankstesnių atvejų, serijinis žudikas užpuolė, kai pora buvo sustojusi vietinėje pasimatymų vietoje. Po 7 metų, kai nebuvo sučiuptas, serijinis žudikas vėl ėmė veikti. 1981 metais Florencijos monstras nusinešė dar 2 porų gyvybės. Tarp 1983 ir 1985 metų buvo prarastos dar 8 gyvybės. Iš jų tik 2 aukos nebuvo poros dalis. Vieninteliai 2, kurie nebuvo pora, buvo Wilhelmas Meyeris ir Jensas Rauchas, 2 vokiečių studentai. Abu buvo vyrai, tačiau Jensas turėjo ilgus plaukus ir policija manė, kad tikėtinas serijinis žudikas juos palaikė porą. Dėl šių nusikaltimų buvo suimta nemažai bauginančių žmonių ir netgi nuteista, tačiau netrukus tapo aišku, kad aktyvus serijinis žudikas vis dar laisvėje, kai jis vėl smogė. 1994 metais buvo nuteistas vyras vardu Pietris Pasianis. Pasianis turėjo smurto istoriją ir jau buvo praleidęs laiko kalėjime už tai, kad atėmė gyvybę kitam vyrui. Tačiau vienintelis įrodymas siejantis jį su serijinio žudiko nusikaltimais buvo nenaudota kulka, kuri buvo tokio paties gamintojo kaip ir panaudotos kulkos. Vėliau šis nuosprendis buvo panaikintas. Naujas teismo procesas buvo suplanuotas Pasianiui, tačiau jis mirė, kol jis galėjo įvykti. Vietoj to, 2 žmonės, kurie buvo laikomi jo bendrininkais, buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jie buvo nuteisti už 4 iš 8 nusikaltimų, tačiau daugelis nesutinka su šiuo nuosprendžiu. Florencijos monstras oficialiai vis dar laikomas nenustatytų serijinių žudikų, o sutrikusi tikrų nusikaltimų bendruomenė, kaip galimas paaiškinimas siūlo viską, nuo bauginančių sektų Zodiako žudiko iki kitų bauginančių asmenų. Numeris 19. Mohanas Kumaras iš Indijos savo rajone dirbo gerbiamu mokytoju. Mohana pažinojo žmonės, jį pažinojo kaip gerą ir rūpestingą žmogų. Tačiau giliai viduje jis slėpė tamsią paslaptį. Mohana ne tik turėjo 2 žmonas, bet jis taip pat buvo sunkiai susekamas serijinis žudikas, kurio Indijos valdžios institucijos desperatiškai bandė susekti. 22 metų Anita Mulija buvo 18-oji Mohano auka, o po daugybės prašymų liudininkai išdrįso pasirodyti ir pateikė svarbios informacijos. Ta diena, kai Anita dingo, liudininkai ją pastebėjo su nepažįstamu vyru autobusų stotelėje jos kaime. Šie liudininkai sugebėjo pateikti apibūdinimą ir apytikslį amžių, o tyrėjai Indonezijoje rado įtariamąjį, kuris atitiko aprašymą ir apytikslį amžių. Sulaikytas jis prisipažino esąs atsakingas bent už 20 nusikaltimų šioje vietovėje ir papasakojo tyrėjams viską, ką jie turėjo žinoti. Veikęs nuo 2005 iki 2009 metų, šis serijinis žudikas nužudė bent 20 moterų. Jo metodai buvo siaubingi. Prisistatydamas kaip gerbiamas mokytojas, jis suviliodavo moteris ir užmegzdavo su jomis santykius, trunkančius kelis mėnesius. Kai jos juo pasitikėdavo, jis nusivesdavo jas į viešbutį, o vėliau duodavo tai, ką vadino kontraceptinėmis tabletėmis. Kai tą naktį jos nuėjo miegoti, jos daugiau nepabudo. Jis pasimdavo jų daiktus ir palikdavo kūnus viešose vietose, dažniausiai tualetuose, kad juos surastų kiti. Serijinis žudikas niekada nebuvo pagautas, nes jis visuomet pasirūpindavo, kad neprisistatytų nei aukų šeimai, nei draugams. Dėl šių priežasčių jis niekada nebuvo įtariamasis, taip pat todėl, kad iš pradžių niekas neįtarė nusikaltimo. Tyrėjai rado kelis jo buvusių mylimųjų mobiliuosius telefonus, taip pat jų papuošalus. Baisiausia iš visko buvo jo dienoraštis, kuriame buvo surašytos visų moterų, kurias jis buvo nusižiūrėjęs, vardai.
Tie, kurių jis buvo atsisakęs, taip pat buvo užrašyti raudonai. Jis taip dažnai bandydavo žudyti, kad kitai būtų pametęs, kas jo kita auka. Už savo nusikaltimus Mohanas buvo nuteistas mirties bausme. Jei ne jo prisipažinimas, jis tikriausiai būtų išsisukęs nuo bausmės. Numeris 18. Šioje paslaptyje iškyla du klausimai. Kas sunaikino Jolly Farmer? Ir kodėl jie tai padarė? Tai buvo 1989 mažame kaimelyje, vadinamame Blacknestu, Hampshire, pietų Anglijoje, kur buvo įsikūręs jaukus angliškas pubas Jolly Farmer. Ši įstaiga buvo tipiška bet kuriam Anglijos kaimo pubui. Be to, kad buvo ramioje miestelio dalyje, apsuptoje laukų, ši vieta niekuo neišsiskyrė. Ji nebuvo laikoma išskirtine jokių atžvilgių, tačiau tapo žiauraus išpolio taikiniu tamsų gruodžio 4 vakarą. Ta vakarą viskas atrodė įprasta. Lankytojai mėgavosi keliais gėrimais ir šnekučiavosi su barmenais bei padavėjais. 2 valandą nakties stiklinės jau nebeskambėjo, o garsūs pokalbiai buvo pritilę. Baras buvo uždarytas, o klientai svirduliuodami grįžo namo. Vis dar Jolly Farmer užeigoje liko baro vadovas Richardas Dinas ir virėjas Cliffordas Hossas, kurie tvarkė stalus ir skaičiavo kasą. Kažkuriuo metu ankstyvomis ryto valandomis telefono aparatas bare nustojo veikti, atrodytų be jokios priežasties. Nei Dinas, nei Hossas atrodo nepastebėjo nieko neįprasto iki 2 valandos 40 minučių ryto. Iš Jolly Farmer pasigirdo milžiniškas sprogimas. Sprogimo garsas buvo girdimas už 2 mylių ir pritraukė didelę minią į tą vietą. Gelbėjimo tarnybos akimirksniu atvyko į įvykio vietą, kur jas pasitiko stulbinantis vaizdas. Ten, kur anksčiau stovėjo užeiga, dabar buvo griuvėsių krūva. Be to, kad vietiniai žinojo, koks tai buvo verslas, vieninteliai kiti atpažinimo ženklai buvo apgadinta iškaba ir likęs stovėti kaminas. Nuo laužaus buvo išsibarstę visur aplinkui, daugiau nei 100 jardų atstumu nuo sprogimo vietos. Tarp nuolaužių buvo kalėdinės dovanos ir alaus statinės, kai gelbėtojai pradėjo ieškoti išgyvenusiųjų griuvėsiuose. Ir tarsi iš akmens traukiamas Excaliburo kardas pasirodė ranka, laukianti, kol bus ištraukta iš savo akmeninio narvo. Tai buvo Dinas. Jo drabužiai buvo išsilydę ir prilipę prie odos. Jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur jam buvo suteikta pagalba dėl stiprių nudegimų, apėmusių 1/4 kūno. Deja, Hossas buvo rastas tik po 12 valandų. Jis buvo virš sprogimo vietos ir galiausiai atsidūrė po ją esančiame rūsyje. Kartu su pastato nuolaužomis ir kalėdiniu konfeti tvyrojo stiprus kvapas, kuris greitai buvo atpažintas kaip benzinas. Tai buvo požymis, sukėlęs rimtų įtarimų ir privertęs pareigūnus manyti, kad ši tragiška nelaimė nebuvo atsitiktinė. Jolly Farmer, arba tai, kas iš jo liko, buvo paskelbtas nusikaltimo vieta. Tyrėjams neprireikė daug laiko nustatyti benzino kvapo šaltinį. Jis buvo išpiltas per medines rūsio duris, pro kurias būdavo atnešami statinės ir kitos atsargos. Skaistis susikaupė po užeigą ir buvo tyčia padegtas. Nežinomas užpuolikas kruopščiai suplanavo šį įvykį iki smulkiausių detalių. Netgi perkirto telefono linijas, kad viduje esantys žmonės negalėtų susisiekti su gelbėtojais, jei pamatytų liepsnas ar užuostų dūmus. Byla buvo perklasifikuota į žmogžudystės tyrimą. Ieškoma kaltininko, kuris tą lemtingą vakarą liko nepastebėtas ir negirdėtas. Kiek tyrėjai galėjo nustatyti, nei užeiga Jolly Farmer, nei kas nors iš ten dirbusių žmonių neturėjo jokių žinomų priešų. Geriausia tyrėjų sugalvota versija buvo ta, kad tai buvo supainiotos tapatybės atvejis. 2008 metais buvo atliktas dar vienas šio įvykio tyrimas, tačiau atsakymų taip ir neatsirado. Nebuvo jokių įrodymų, kurie galėtų bent pradėti paaiškinti paslaptį, kas įvyko tą vakarą, ir ši paslaptis išlieka iki šiol. Klausimai išlieka. Kas sunaikino Jolly Farmer? Ir kodėl jie tai padarė? 17 vieta. Oklahoma City skerdikas yra siaubingas, liūdnai pagarsėjęs serijinis žudikas, kuris niekada nebuvo sugautas po to, kai atėmė 3 indėnių moterų gyvybės nuo 1976 iki 1986 metų. Šis serijinis žudikas buvo ypač iškrypęs ir atrodo mėgavosi žaisdamas su policija šioje kraupioje tikro nusikaltimo byloje, kuri niekada nebuvo išspręsta. Pirmasis kūnas buvo rastas 1976 metų balandžio 1 dieną, kai grupė komunalinių paslaugų darbuotojų tyrinėjo apleistą namą pilną šiukšlių. Vienas iš jų nuvertė spragėsių kibirą ir rado moters galvą.
Kai Džia paskambino policijos departamentui, teisėsaugos pareigūnai manė, kad šis pranešimas apie nusikaltimą tėra balandžio 1-osios pokštas. Kai jie nuvyko patikrinti namo, jie suprato, kad tai iš tikrųjų buvo tikra žmogžudystės paslaptis. Iš pradžių manyta, kad moteris buvo baltaodė, benamė ir jai buvo tarp 25 ir 35 metų. Teismo medicinos tyrimai atskleidė tyrėjams, kad ji iš tikrųjų buvo indėnė ir jai buvo tarp 18 ir 22 metų. Likę jos palaikai buvo rasti po visą apleistą namą gabalais. Praėjus metams nusikaltimo istorija jau pradėjo blėsti iš žmonių atminties, kai 1979 metais tą balandį nenustatytas serijinis žudikas vėl smogė. Buvo rastas dar vienos indėnės moters kūnas. Šuo aptiko galvą skersgatvyje šalia krepšinio aikštelės, kur žaidė vaikai. Keista, bet tiesa, moters trūkstamos palaikai buvo išbarstyti per kelis kvartalus. Visi palaikai buvo kruopščiai nuplauti, o kai kurie suvynioti į laikraščius arba rudus popierinius maišelius. Net ir tada, kai policija nustatė, kad moteris buvo Arlie Bell Killian, asmuo atsakingas už jos gyvybės atėmimą, toliau išmėtydavo jos palaikus po visą miestą, žaisdamas su tyrėjais. Metų metus Oklahomos Sičio gyventojai gyveno žinodami, kad laisvėje vaikšto pavojingas serijinis žudikas. Manoma, kad nusikaltėlis buvo vietinis gyventojas, gerai pažinojęs miestą, sprendžiant iš vietų, kuriuose jis slėpė Arlės išmėtytus palaikus. Tada, 1986-aisiais, liūdnai pagarsėjęs skerdikas vėl suaktyvėjo ir smogė dar kartą. Vėl, kaip ir anksčiau, nežinomas serijinis žudikas atėmė gyvybę 22 metų Marshai Sanders ir paliko jos palaikus išmėtytus, kad teisėsauga juos surastų. Šios slaptos vietos, kuriuose buvo paliktos šiurpios nusikaltimo vietos užuominos, apėmė siaurą skersgatvį už vieno vyro sodo. Galva buvo rasta po savaitės. Mažas lūžis byloje įvyko 1993 metais, kai pirmoji auka buvo atpažinta kaip Katie Lynn Shackelford, moteris, kurios šeima jos ieškojo jau 17 metų po to, kai ji pabėgo iš namų. Jos pusseserė susisiekė su policija, kuri suprato, kad Oklahomos Janės Doe byla yra dingusios moters byla. Deja, nors Janės Doe dingimo byla buvo išspręsta, atrodo, kad tai nepriartino jų prie paslaptingo serijinio žudiko, kuris vis dar laisvėje tapatybės nustatymo. 16 vieta. 2014 metų spalio 19 dieną pareigūnai iš Hammondo, Indianos valstijoje, reagavo į incidentą Motel 6 viešbutyje. 19-metės Afrikos Hardy kūną vonioje rado ją pažinojęs asmuo. Patikinę žurnalus ir vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, policija greitai nustatė įtariamąjį. Sulaikydami Dareną Dioną Vaną, jie net neįtarė, kad jis netrukus prisipažins, esąs žiaurus, serijinis žudikas per apklausą policijos nuovadoje. Nusikaltimo vietos tyrėjai surinko kelis DNR įrodymus iš nusikaltimo vietos, kuri buvo jos viešbučio kambarys. Afrika jau buvo žinoma tyrėjams kaip gatvės prostitutė. CTV buvo užfiksavusi, kaip Afrika paskutinis kartą įėjo į viešbučio kambarį su savo klientu Darenu Dionu Vanu, kuris tapo pagrindiniu įtariamuoju. Darenas vis dar buvo netoliese, kai jis buvo sulaikytas. Jis šokiravo policijos tyrėjus, nuovadoje prisipažinęs dėl kelių kitų nusikaltimų įvykdytų Gario mieste, Indianos valstijoje, per pastaruosius metus. Jis jiems pasakė, kad turi dar bent 6 aukas ir kad dauguma jų neišspręstų bylų tikriausiai jau seniai atšalo. Buvo paimtas jo DNR, kad būtų galima palyginti su teismo ekspertizės įrodymais iš nusikaltimo vietų susijusių su nusikaltimais, kuriuos Darenas prisipažino įvykdęs. Teismo ekspertai atskleidė, kad Darenas sakė tiesą, todėl jam buvo pareikšti keli papildomi kaltinimai. Darenas buvo pripažintas kaltu ir dabar atlieka 7 laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes iš eilės. 15 vieta. Pagal paslaptingą legendą, kuri gyvuoja Šiaurės Karolinos universitete, jaunas studentas tapo žiauraus nusikaltimo auka, bandydamas pelnyti kito studento meilę. Tai buvo 1833, kai Peteris Dramgulis beviltiškai įsimylėjo Fanę, studentę iš Chapel Hillio. Jie abu beveik iš karto tapo pora ir pradėjo slapta susitikinėti prie plokščio akmens netoli skardžio. Jų meilė buvo neprilygstama ir priminė meilės romaną. Tai buvo tol, kol antrasis gerbėjas staiga viską sugadino. Tas gerbėjas pasirodė esąs paties Petro geras draugas, taip pat universiteto studentas. Petras pastebėjo, kad jis taip pat stengėsi pelnyti Fanės meilę ir tai sukėlė didžiulį pavydą.
Legenda pasakoja, kad vietoj to, jog pasiduotų savo jausmams, jis tiesiog stengėsi vengti draugo. Tačiau draugas vis tiek jį persekiojo, kol vieną dieną viskas pasiekė lūžio tašką. Jiedu susitiko siaurame take, kur tyčinis peties stumtelėjimas peraugo į karštą ginčą. Varžovas iššaukė Peterį į dvikovą, kuri, kaip teigiama, baigėsi Peterio mirtimi. Panikoja varžovas ir du jo draugai nunešė kūną prie plokščio akmens, kur Peteris ir Fanny dažnai susitikdavo. Jie iškasė negilią duobę ir palaidojo savo auką. Fanny, nežinodama, kad jos mylimajam kažkas atsitiko, vis eidavo prie akmens ir laukdavo diena iš dienos. Vienintelis požymis be jo dingimo buvo raudonos dėmės ant uolos, kurios rodė, kad jos mylimajam nutiko kažkas blogo. Legenda buvo perduodama iš kartos į kartą, kol smalsūs tyrinėtojai nusprendė ieškoti tariamo Petro Dramgulo kūno, tačiau jie jo niekada nerado. Tyrinėtojai pradėjo manyti, kad visa ši istorija buvo paremta tik mitu, kuris papildė universiteto pasakojimus. Tačiau paaiškėjo, kad kai kurios šios istorijos dalys yra tikros. Peteris Dramgulas buvo tikras Šiaurės Karolinos universiteto Chapel Hill studentas, kuris 1833 m. sausį parašė laišką tėvui, nurodydamas, kad neišlaikė stojamojo egzamino. Jo tėvas buvo nepatenkintas sūnaus atmetimu, tačiau dar labiau pyktį pakurstė kitas laiškas, kurį jam atsiuntė vienas dėstytojas, užsimindamas, kad Peteris užsiema palaidų gyvenimu. Po to sekė aštrių laiškų apsikeitimas, o paskutinėme laiške buvo parašyta: "Nusprendžiau daugiau niekada nebematyti to tėvo veido, kurį taip mažai gerbiau", o pabaigoje buvo užsiminta, kad jis išplauks į Europą. Vėliau Peteris paslaptingomis aplinkybėmis dingo iš savo kambario. Jis paliko daugelį savo daiktų ir neatsiskaitė su Chapel Hillo pirkliu. Kambario draugas apibūdino dingusį vyrą kaip nepastovų ir linkusį į nutrūktgalvišką elgesį. Po to daugiau nėra jokių įrašų apie Petro judėjimą. Jis tiesiog dingo tą dieną, ištirpdamas nežinioje ir netrukus tapo legenda. 14 numeris. Vamzdinių kojinių žmogžudysčių bylos laikomos nežinomo serijinio žudiko darbu, kuris atėmė gyvybės bent 4 žmonėms Mineralo mieste, Vašingtono valstijoje ir galbūt dar keliems kitiems. 1985 m. rugpjūtį Stevenas Harkinsas ir Ruta Cooper dirbo profesinėje mokykloje Takomoje ir buvo vasaros atostogose. Jie nusprendė savaitgalį išvykti stovyklauti prie Tiulio ežero, nežinodami, kad laisvėje siautėja aktyvus serijinis žudikas. Kai nei Stevenas, nei Ruta nepasirodė darbe kitą pirmadienį. Jie buvo paskelbti dingusiais praėjus 2 dienoms po to, kai juos paskutinį kartą matė gyvus. Dingusias Steveno kūnas galiausiai buvo rastas žygeivių jo miegmaišyje. Jų negyvas šuo taip pat buvo rastas stovykloje, tačiau Ruta vis dar buvo laikoma dingusia be žinios. Nusikaltimo vietos tyrėjai dėl daugelio priežasčių nemanė, kad Ruta buvo atsakinga už šį neišspręstą nužudimo atvejį. Tuo metu garsusis serijinis žudikas Richardas Ramirezas, dar žinomas kaip naktinis persekiotojas, vis dar buvo laisvėje. Kai jis veikė, dažnai taikydavosi į poras, netikėtai greitai atimdavo vyrų gyvybės, o su moterimis užtrukdavo ilgiau. Nusikaltimo vietos tyrėjai nemanė, kad Kalifornijos serijinis žudikas buvo atsakingas už šį atvejį Vašingtone. Tačiau tuo metu buvo reali galimybė, kad koks nors pavojingas žmogus galėjo būti jo įkvėptas. Rutos palaikai buvo rasti po 2 mėnesių už pusės mylios. Aplink Rutos kaklą buvo vamzdinė kojinė, tačiau detektyvai nustatė, kad tai nebuvo jos mirties priežastis. Po kelių mėnesių Michaelas Reimeris, Diana Robertson ir jų maža dukra planavo išvyką stovyklauti. Kaip pasakojama, gruodžio 12-ąją, tą dieną, kai pora buvo matyta paskutinį kartą, jų dukra buvo rasta palikta Kmart automobilių stovėjimo aikštelėje. Ji negalėjo pasakyti pareigūnams, kas atsitiko ar kur yra jos tėvai. Paklausta apie Dianą, dukra tiesiog pasakė, kad jos mama yra medžiuose. Teritorijos paieškos nieko nedavė iki vasario, kai netoli Maiko pikapo buvo rastas Dianos kūnas. Serijinis žudikas 17 kartų panaudojo aštrų ginklą. Kaip ir Rutai, jai kvėpavimą buvo apribota naudojant ilgą sportinę kojinę. Tuo tarpu Maiko niekur nebuvo galima rasti. Tyrėjai atkreipė dėmesį į jo kriminalinę praeitį, kai smurtavo prieš Rutą ir buvo spėliojama, kad jis yra šios istorijos serijinis žudikas. Kodžinė buvo pernelyg didelis sutapimas, kad detektyvai neįtartų, jog šie nusikaltimai susiję. Dešimtmečius tai, kas nutiko Maikui, liko neišspręsta paslaptis.
Tik 2011-aisiais Maiko palaikai buvo rasti netoli tos vietos, kur prieš 10 mečius policija aptiko Dianą. Buvo neįmanoma nustatyti, kaip jis mirė. Net ir radus paskutinį kūną, tyrėjai vis dar negali išspręsti šios žmogžudystės paslapties. Bylos detektyvai vis dar nėra tikri, ar nežinomas serijinis žudikas atimė Maikį gyvybę, ar Maikas nužudė Dianą, o paskui pats nusižudė. 13 vieta. Salvatore Perone iš Stateno salos, vėliau žinomas kaip Salio sūnus, vaikščiojo gatvėmis su juodu sportiniu krepšiu. Jis prekiavo drabužiais kaip keliaujantis pardavėjas, bet taip pat turėjo antrą darbą. Iš plėšiko tapo serijiniu žudiku. 2012 m. Liepos 6 d. Salis užėjo į drabužių parduotuvę prieš pat uždarymą. Viduje buvo tik jis ir 65 metų savininkas. Jis galėjo tiesiog jį apiplėšti, bet nusprendė panaudoti nupjautą vamzdį ginklą, kad padarytų neįsivaizduojamą dalyką. Tais pačiais metais per kelis mėnesius buvo užpultos dar 2 parduotuvės. Kaip ir pirmojo nusikaltimo metu, darbuotojai buvo vieni ir pažeidžiami. Vienos iš parduotuvių vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo nusikaltėlį, o praėjus vos kelioms savaitėms po nusikaltimo, Niujorko pareigūnai pasirodė prie Salo Perono buto durų, kurį jis dalijosi su savo mergina Brukline. Viduje jie rado sportinį krepšį, labai panašų į tą, kuris buvo matomas vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose nusikaltimų vakare. Krepšyje buvo ginklų ir lipnios juostos, kuriuos teismo ekspertai sugebėjo susijęti su 3 nusikaltimais. Po šio atradimo Salo likimas buvo nulemtas ir jis buvo greitai suimtas. Prireikė 4 metų, kol Salos sūnus stojo prieš teismą dėl savo nusikaltimų, per kuriuos jis tvirtino, kad jį įrėmino verslo partneris iš Irano be kitų išsišokimų. Tai, kas daro Salą vienu iš blogiausių serijinių žudikų istorijoje, yra visiškas kaltės jausmo nebuvimas. Jo teisme parduotuvės savininko sūnus, ašarodamas prisiminė, kaip atidarė jam duris ir liko dirbti ilgiau, elgdamasi su juo tarsi su šeimos nariu. Kitas liudininkas teigia, kad to nežinodamas, šoko su juo naktinėme klube netrukus po to, kai jis įvykdė savo siaubingus nusikaltimus. Ir tuo metu jis atrodė visiškai normalus. Jis buvo nuteistas 75 metams iki gyvos galvos ir pasiųstas į Clintono pataisos įstaigą Niujorke. Numeris 12. Tai buvo 1982, kai vienas įžūliausių ir baisiausių nusikaltimų sukrėtė Belgiją. Tai buvo Knifel gaujos antpuolis, kurią sudarė 2 bebaimiai vyrai. Jie buvo grėsmingi vyrai, pasipuošę išraiškingais ūsais, apibūdinami kaip seni ir nugyventi. Kartais prie jų prisijungdavo 3 vyras, kuris atrodė panašiai ir kartu jie siautėdavo per Dino, įvykdydami vieną didžiausių nusikaltimų serijų istorijoje. Iš pradžių, nusikaltimai susiję su šiais vyrais prasidėjo tų metų gegužės 10 dieną Briuselyje, kai 2 įžūlūs vagys pavogė 2 transporto priemonės. Viena iš jų buvo Austin Allegro, kuri vėliau buvo palikta dėl prastos būklės. Antra transporto priemonė buvo geros būklės VW Santana, kuri buvo pavogta tiesiai iš salono. Rugpjūtį Santana tapo pabėgimo automobiliu, o pora, ginkluota šaunamaisiais ginklais, įsilaužė į maisto prekių parduotuvę Prancūzijoje po jos uždarymo. Policija buvo informuota apie vykstantį apiplėšimą ir atvyko į įvykio vietą, tačiau per susišaudymą pareigūnai buvo sužeisti. Rugsėjo pabaigoje, vidury dienos, 3 vyrai, ginkluoti šaunamaisiais ginklais, sukėlė siaubą ginklų parduotuvėje. Jie privertė klientus ir darbuotojus atsigulti ant grindų ir sistemingai ieškojo ginklų. Liudininkai juos apibūdino kaip metodiškus ir tiksliai žinojusius, ko ieško. Policija vėl atvyko į įvykio vietą, tačiau užpuolikai juos mirtinai sužeidė. Šios nelaimės pabaigoje buvo pavogta 15 ginklų, įskaitant pusiautomatinius šautuvus ir pistoletus. Gruodžio 23 dieną Bearsall N prižiūrėtojas buvo mirtinai sužeistas ir kai kurių liudijimų teigimu kankintas. Auka buvo Jose Van den Ande, Ispanijos lyderio Francisco Franco šalininkas, kuris, kaip teigiama, dažnai lankydavosi šaudyklose, laikytose žmonių, laikytų įtariamaisiais dėl Nivelės gaujos nusikaltimų susibūrimo vietomis. Kai 1982 baigėsi, policija vis dar neturėjo jokio supratimo, kad šie nusikaltimai yra susiję. Jie manė, kad tai buvo atsitiktiniai, pavieniai, sporadiški įvykiai. Serija taip pat dar nebuvo pasibaigusi ir 1983 m. sausio 9 d. siaubas tęsėsi. Viskas prasidėjo nuo kūno, rasto taksi bagažinėje.
Nusikaltimo vietoje buvo rastas cigaretės nuorūka, tačiau ant jos esanti DNR nebuvo susieta su jokiais įtariamaisiais. Vasario mėnesį, padedant trečiajam vyrui, Genvalyje buvo apiplėšta maisto prekių parduotuvė. Šį kartą užpuolimas buvo nukreiptas į pinigus, o per incidentą niekas rimtai nenukentėjo. Po 2 dienų moteris buvo priversta išlipti iš savo Volkswagen Golf automobilio ir gerai įsižiūrėjo į įtariamąjį, todėl vėliau buvo sukurtas vienas iš liudininkų fotorobotų. Ta patį mėnesį iš autoserviso buvo pavogtas Audi, o dar viena maisto prekių parduotuvė tapo auka. Pabėgimui buvo panaudotas VW Golf automobilis. Kovo mėnesį vyrai užpuolė dar vieną maisto prekių parduotuvę, mirtinai sužeidė jos vadovą ir bėgdami su pinigais kelis kartus šaudė į parduotuvę, parodydami savo negailestingą būdą. Iki 1983 metų pabaigos policija buvo visiškai sutrikusi ir vis dar nežinojo, kad visus šiuos nusikaltimus vykdo tie patys asmenys. Tai tęsėsi iki 1986 metų, o panašūs išpuoliai vyravo dar 3 metus. Baidžiantis nusikaltimų serijai, Nevelskauja buvo įvykdžiusi 20 išpuolių, sužeidusi 40 žmonių ir palikusi 28 aukos. O viskas, ką policija turėjo, buvo migloti 3 įtariamųjų apibūdinimai. Vienas iš jų buvo pramintas milžinu, vyru, kurio ūgis viršijo 6 pėdas ir jis buvo laikomas grupuotės lyderiu. Antrasis vyras buvo apie 30, atrodė vyresnis už lyderį. Jis buvo aukštas, bet ne toks aukštas kaip milžinas. Būtent šis asmuo tyčiojosi ir juokėsi iš aukų. Jis taip pat dažniau šaudydavo iš savo ginklo. Trečiasis vyras, kuris retai pasirodydavo nusikaltimo vietose, buvo vadinamas senuoju arba vairuotoju. Jis buvo gerokai vyresnis už kitus 2, šiurkštus, nugyvento veido ir žemo ūgio. Jis dalyvavo išpuoliuose ir buvo pabėgimo vairuotojas. Nors keli asmenys buvo įvardyti kaip tyrimą dominantys asmenys, nusikaltimų serija taip ir nebuvo išaiškinta. Vyraujanti teorija teigė, kad nusikaltėliai buvo profesionalūs nusikaltėliai ir galėjo būti susiję su kraštutiniais dešiniaisiais ekstremistais. Numeris 11. Monstralando žudikas buvo liūdnai pagarsėjęs serijinis žudikas, kuris 1970-aisiais Vokietijos Monstralando regione atėmė gyvybės 4 moterims. Nepaisant paskelbto atlygio už informaciją ir to, kad teisėsauga turi serijinio žudiko DNR duomenis, jis niekada nebuvo sučiuptas pareigūnų. Visos jo neišspręstos bylos buvo susijusios su jaunomis, liekno sudėjimo ir tamsių plaukų moterimis, kurioms buvo nuo 18 iki 23 metų. Kiekviena jų patyrė netikėtą pabaigą, įsėdusios į automobilį su nenustatytu serijiniu žudiku. Pirmoji buvo Edeltraud Van Boxel, gatvėje dirbusi sekso darbuotoja, kurią 1971 metų lapkričio 21 vakarą matė įsėdančią į ryškios spalvos Volkswagen automobilį. Liudininkė, taip pat gatvėje dirbusi sekso darbuotoja, manė, kad ji tuo metu susirado mokantį klientą. Po kelių valandų Edeltraud kūną ant žvyrkelio rado šokiruotas ūkininkas. Praėjo keli mėnesiai, kol 1972 metų gegužę iš klubo išėjusi Barbara Storm dingo be žinios, tikriausiai tapusi Münsterlando žudiko auka. Praėjo šiek tiek laiko, kol serijinis žudikas vėl smogė. Šį kartą moteris vardu Marlies Himmers autostopu keliavo su savo vaikinu, kai jie tapo neišspręstos kriminalinės mįslės dalimi. Jiedu išsiskyrė, manydami, kad pavieniui turės didesnę tikimybę susistabdyti automobilį. Vėliau vaikinas trumpam pamatė Marlę važiuojančią pro šalį, tamsiai žaliame automobilyje keleivio vietoje. Ji visiškai nereagavo, kai jis jai pamojavo. Ji buvo paskelbta dingusia be žinios, kai neatvyko į jų sutartą susitikimo vietą. Paskutinis taikinys buvo 22 metų Erika Kunz. Jauna moteris autostopu grįžo namo iš universiteto bibliotekos, kai ją užpuolė serijinis žudikas. Pagal nusikaltimo ataskaitas apie šią neišaiškintą bylą vėliau buvo pastebėta, kaip pilkas Mercedes labai lėtai važiavo keliu, ieškodamas įvažiavimo į mišką. Po kelių dienų, netoli vietos, kur buvo matytas lėtai važiuojantis Mercedes, buvo rastas dingusios Erikos kūnas. Po 4 siaubingų nusikaltimų, Münsterlando žudikas atrodo nustojo veikti ir tiesiog dingo be pėdsakų. Nusikaltimo vietos tyrėjai sugebėjo susijęti šias 3 neišspręstos bylas tik todėl, kad kūnai buvo nugabenti į tą pačią vietą, kur buvo atsikratyta kūnų. Teismo medicinos tyrėjai rado serijinio žudiko DNR įrodymų po Barbaros nagais, kai ji kovojo už savo gyvybę. O kažkuriuo metu, 90-aisiais metais, nusikaltimo vietoje rasta DNR buvo palyginta su galimu įtariamuoju.
Teismo medicinos tyrimo rezultatai parodė, kad jų įtariamasis nebuvo atsakingas nusikaltėlis ir neišspręstos bylos tyrimas įstrigo. Nuo to laiko neišspręstos bylos buvo kelis kartus atnaujintos, tačiau jokio šį paslaptingą serijinį žudiką atitinkančio asmens taip ir nepavyko nustatyti. Numeris 10. Jessica Lynn Guarino, jauniausia iš 3 seserų, užaugo Unicojos apygardoje Tenesyje. 2011 metais, kai jai buvo 21, ją pastebėjo Carsonas Cameronas, 52 metų vyras, gyvenantis Goldsboro mieste Šiaurės Karolinoje, kuris turėjo keletą kambariokų. Jo šeima, nepritarusi šiems santykiams, bandė atkalbėti ją nuo Camerono dėl kelių priežasčių, tačiau Jessica buvo iki ausų įsimylėjusi ir jų pastangos buvo bevaisės. Per Kalėdas jauna moteris persikėlė gyventi pas savo naują vaikiną į namus Old Grantham Road gatvėje. Dėl amžiaus skirtumo, Dvarino šeimą taip pat neramino narkotikų vartojimas. Jessica, kaip teigiama, turėjo problemų su priklausomybėmis, o Cameronas, kaip manoma, vis dar dažnai vartojo narkotikus. Nors tarp jų tvyrojo neišsprendžiama įtampa, šeima nuolat palaikė ryšį. Bent jau tai buvo iki 2012 metų sausio pabaigos, kai Jessica paskutinį kartą paskambino savo artimiesiems. G paskambino savo sesei Ashley. G pasakė Ashley, kad atlyginimą gaus tik kitą savaitę ir kad tuo metu jos telefone jau bus pasibaigusios minutės. Kita savaitė atėjo ir praėjo be jokios žinios iš 21 metų merginos ir netrukus tapo akivaizdu, kad ji dingo. Pateikus pranešimą Veino apygardos šerifo departamentui, jos paskutiniai judesiai buvo atsekti iki Karolinos gydymo centro, ambulatorinės įstaigos, esančios 1700-ame East Ash gatvės kvartale Goldsboro mieste, Šiaurės Karolinoje. Ji ten lankėsi 2012 metų sausio 23 dieną, tačiau niekas tiksliai nežino, kur ji nuvyko. Tačiau vėliau bendradarbė teigė ją mačiusi sausio 25 dieną, praėjus 2 dienoms. Veino apygardos šerifo departamentas taip pat informavo Irvino policijos departamentą Tenesyje, kuris pradėjo savo tyrimą ir ieškojo dingusios moters. Tyrėjai netrukus prisistatė pas Carsoną Cameroną, kuris turėjo papasakoti keistą istoriją. Pasak jo kartu gyvenusi mergina staiga išėjo vidury nakties, nieko nepasakiusi ir palikusi visus savo asmeninius daiktus. Tačiau Carsono istorijai buvo lemta būti paneigtai, kai tyrėjai kreipėsi į jo kambario draugus. Kambario draugai, kurie gyveno kartu su Cameronu ir Jessica, tvirtino, kad jie abu išėjo kartu vidury nakties, tačiau po kelių dienų grįžo tik vienas iš jų. Keista, bet Jessicos maisto talonų kortelė vis dar buvo naudojama bent mėnesį po to, kai ji buvo paskelbta dingusia. Kortelė buvo panaudota 2 vietose – Charleston, Pietų Karolinoje ir Goldsboro, Šiaurės Karolinoje. Jessica nuo sausio mėnesio nebuvo prisijungusi prie jokių savo socialinių tinklų paskyrų. Per artimiausius mėnesius Cameronas buvo suimtas dėl kitų neįvardytų kaltinimų, tačiau jis vis tiek atsisakė kalbėti apie savo dingusią merginą ar šią bylą, nesuteikė jokios informacijos, kuri galėtų padėti ją surasti ir buvo aišku, kad jis buvo paskutinis žmogus matęs ją. Jis lydėjo ją tą lemtingą vakarą ir grįžo be jos. Jessicos buvimo vieta vis dar lieka paslaptingai nežinoma. Aplinkybės susijusios su jos dingimu išlieka neaiškios, o Cameronas vis dar yra įtarimų ir abejonių šešėlyje. Jessicos šeima netiki, kad ji būtų išvykusi neperspėjusi jų iš anksto. Šioje byloje yra tik keletas menkų užuominų, o ji iki šiol tebėra dingusi labai keistomis aplinkybėmis. 9 vieta. 1980-aisiais Los Andžele, Kalifornijoje, pasirodė vienas iš baisiausių ir pikčiausių visų laikų serijinių žudikų. Dešimtmečius šis bauginantis asmuo buvo žinomas tiesiog kaip liūdnai pagarsėjęs Grim Sleeper. Tik po daugelio metų, dėka nusikaltimo vietoje rastų įkalčių, baisusis serijinis žudikas, žinomas kaip Grim Sleeper, buvo patrauktas atsakomybėn. 1985 metų pabaigoje Los Andželo policija buvo tikra, kad jų rankose serijinis žudikas. Per pastaruosius 2 metus jie susiejo 13 aukų su vienu vyru, kurį vadino pietinės miesto dalies žudiku. Visos moterys buvo gatvės sekso darbuotojos, juodaodės, o 80-ame dešimtmetyje policijos tyrėjams jos buvo mažos svarbos. Nepaisant kelių vangiai vykdytų tyrimų, serijinis žudikas daugelį metų taip ir nebuvo sučiuptas. Praėjus dešimtmečiams, pietinės miesto dalies žudikas, dabar vadinamas Grim Sleeper, 2002-aisiais vėl suaktyvėjo Los Andžele.
Tyrėjai, kurie manė, kad Grim Sleeper arba mirė, arba buvo suimtas dėl kitų kaltinimų, klydo. Vienas blogiausių Los Andželo serijinių žudikų sugrįžo ir atėmė kelių moterų gyvybės. Bylos liko neišspręstos iki 2010-aisiais, praėjus vos 2 metams po paskutinės Grim Sleeper įvykdytos žmogžudystės, kai Los Andželo policija padarė netikėtą proveržį. Vyras vardu Kristoforas Franklinas buvo sulaikytas dėl nesusijusių kaltinimų. DNR mėginys, kurį jis pateikė kalėjime, iš dalies sutapo su DNR mėginiu rastu keliose nusikaltimų vietose ir paliktų Grim Sleeper. Tačiau žmogžudystės paslaptis dar nebuvo išspręsta. Kristoforas Franklinas buvo per jaunas, kad galėtų būti Grimas Miegalius, kurio nusikaltimai siekė dar 8-ąjį dešimtmetį. Tačiau Kristoforo DNR iš dalies sutapo, nes tikrasis serijinis žudikas buvo kažkas iš jo šeimos. Teismo medicinos tyrėjai kreipėsi į Kristoforo Franklino tėvą, kuris buvo tinkamo amžiaus, kad galėtų pradėti žudyti 8-ajame dešimtmetyje, būdamas jaunas vyras ir po 10 mečių vėl pasirodyti bei smogti iš naujo. Tyrėjai gavo orderį apieškoti Lonio šiukšles ir sugebėjo paimti DNR mėginį iš picos gabalėlio, kurį jis buvo išmetęs. Los Andželo policijos departamentas sulaikė kvėpavimą, kol buvo atliekami tyrimai, ir kai rezultatai paaiškėjo, jie buvo šokiruoti. Lonis Davidas Franklinas, jaunesnysis, buvo patvirtinta, kad jis sutapo su Grim Sleeper nusikaltimų vietose rastais pėdsakais nuo 1985 iki 2007 metų. Lonis buvo greitai suimtas ir atvestas į teismą 2016 metais. Deja, Lonis nebuvo patrauktas atsakomybėn, nes 2020 metais mirė San Kventine. 8 numeris. Siaubingas fantomo arba apsimėtėlio socialinio darbuotojo reiškinys apėmė Jedokopantismį ir JAV 10-ajame dešimtmetyje. Nežinomi asmenys, dažnai gerai apsirengę, apsimesdavo socialiniais darbuotojais, visuomenės sveikatos slaugytojais ar panašiais specialistais, kad patektų į namus, dažnai prisidengdami gerovės patikrinimu ar vakcinacija. Pagrindinis incidentas įvyko Sheffielde, Pietų Yorkšyre, 1990 metais, kai 2 moterys, teigusios, kad yra iš NSPCC, apsilankė Elizabetos Copeland namuose. Po 2 dienų grįžo kita agentų pora, kuri grasino atimti jos vaikus, remdamasi tariamų rizikos vertinimu. Copeland skambutis valdžios institucijoms atskleidė, kad NSPCC neturėjo jokių apsilankymų įrašų, todėl buvo pradėta operacija Vaikų priežiūra. Kitas atvejis įvyko 1991 metais Blessingtone, Airijoje, kai moteris prisistačiusi visuomenės sveikatos slaugytoja ir žinojusi jauno berniuko vardą bei gimimo datą, bandė jį pasiimti tariamoms vakcinacijoms, tačiau išėjo, kai motina pareikalavo parodyti asmens tapatybės dokumentą. Rytų sveikatos taryba vėliau išplatino įspėjimus. Pranešimai apie šios apgaulingus apsilankymus, dažnai atliekamus gerai apsirengusios poros, 1991 metais dominavo keliose Anglijos grafystėse. Nors pagrobimai buvo reti, šie įvykiai kėlė nerimą. Šis reiškinys tęsiasi visą dešimtmetį, o nusikaltėliai tapo gudresni, pradėję gaminti netikrus asmens tapatybės dokumentus. Pavieniai atvejai buvo užfiksuoti net 2021 metais, kai apsimėtėliai sveikatos priežiūros darbuotojai tariamai skiepijo žmonės. Motyvai išlieka neaiškus, o teorijos svyruoja nuo serijinių pagrobėjų iki masinės isterijos. Greita tėvų reakcija, kai jie reikalavo parodyti tapatybę arba susisiekė su pareigūnais, galėjo užkirsti kelią daug ilgesniam dingusių vaikų sąrašui. 7 vietoje. Veikęs 1960-aisiais, Jackas Nurengėjas buvo vienas iš žiauriausių serijinių žudikų, kuris niekada nebuvo sučiuptas. Kaip ir garsesnis Jackas skerdikas, šis mažiau žinomas asmuo taip pat medžiojo Londone ir rinkosi tas pačias moteris, gatvėse dirbančias prostitutes. 1964 metų vasaris, kai Hanos Tailford kūnas buvo rastas Temzės upės krante, šalia Londono korintiečių buriavimo klubo pastato, į vakarus nuo Hammersmith tilto. Pakrikęs serijinis žudikas paėmė jos apatinius ir įkišo juos jai į burną. Per artimiausius 12 mėnesių tas baisus žmogus paliko dar 5 kūnus, 4 gatvėse ir skersgatvėse, o 1 sandėliuke. Visi jie buvo be drabužių, todėl serijinis žudikas ir gavo tokį pravardę ir visi jie buvo uždusinti. Garsi žmogžudystės byla paskatino vieną didžiausių žmonių paieškų Didžiosios Britanijos istorijoje.
Nusikaltimų tyrėjai norėjo išspręsti šias žmogžudysčių bylas ir sugauti serijinį žudiką, kitaip nei garsiojo Džeko Skerdiko atveju prieš 200 mečius. Policija apklausė tūkstančius įtariamųjų ir galiausiai savo įtariamųjų sąrašą susiaurino iki 3 bauginančių asmenų. Kai nusikaltimų tyrėjai atskleidė, kad jų įtariamųjų sąrašas buvo susiaurintas, tokių neišspręstų žmogžudysčių paslaptingai nebeliko. Tuo pačiu metu, sutapimas ar ne, vienas iš įtariamųjų, vyras vardu Mondo Irelandas, nusižudė. Keliuose neišspręstuose žmogžudysčių atvejuose nusikaltimų vietos tyrėjas rado tuos pačius keistus dažų taškelius išsibarsčiusius aplinkui. Ši užuomina galiausiai buvo susieta su automobilių dažymo dirbtuvėmis Heron Trading Estate teritorijoje, kurios buvo netoli vietos, kur buvo rastas vienas iš kūnų. Mondo Irelandas buvo susietas su ta pačia prekybos zona. Daugelį metų jis buvo įtariamas esąs garsusis serijinis žudikas, tačiau vėliau paaiškėjo, kad kai kurių nusikaltimų metu jis buvo Škotijoje. Taigi tikroji paslaptis taip ir liko neišspręsta. Tarp kitų įtariamųjų dėl žmogžudysčių buvo boksininkas Fredis Millsas ir Haroldas Jonesas. Kiti tikrų nusikaltimų bendruomenės nariai spėliojo, kad nusikaltimus galėjo įvykdyti ne vienas bauginantis asmuo, o keli bauginantys žmonės, kurie veikė kartu ir niekada nebuvo pagauti. 6. vieta. Tai buvo ryškiai žalias dvivietės Bristol SLSA, kuris išskrido iš Georgetowno oro uosto 12:45 minutės. Rugpjūčio 2 dieną dingo nežinioje. Mažame orlaivyje buvo 72 metų Gregoris Vonas, 66 metų Kimas Varnas ir jų mylima kalytė Molė, kai jis pasiklydo palei šiaurinę Tasmanijos pakrantę. Jų kelionės tikslas buvo centrinė Naujojo Pietų Velso dalis, tačiau jų maršrutas vedė per liūdnai pagarsėjusį Baso sąsiaurį, Australijos Bermudų trikampį. Būtent šiame ruože, tarp Viktorijos ir Tasmanijos, įvyko keletas nepaaiškinamų dingimų, kai taikiniais tapo laivai ir orlaiviai. Nepastovūs orai, stiprios srovės ir prastas matomumas gali būti priežastys paslapčių, kurios čia atsiskleidžia. Dešimtmečius Baso sąsiauris prarijo vieną po kito lėktuvus ir laivus ir vėl smogė, papildydamas savo nuolat augantį dingimų sąrašą dar viena byla. Ryškiai nuspalvintas Bristol turėjo nusileisti Viktorijos regione, kur būtų papildytas degalais. Po to jis turėjo skristi į Hillstoną, bet taip ir nepasiekė oro uosto, kaip buvo planuota. Kiek po 17 valandos, tą dieną, kai Gregoris ir Kim turėjo nusileisti, jų šeimos nariai pranešė valdžios institucijoms, manydami, kad nutiko kažkas baisaus. Vos per kelias akimirkas buvo pradėtas tyrimas. Buvo nustatyta, kad Gregoris, kuris pilotavo lėktuvą, nesusisiekė su valdžios institucijomis. Valdymo bokštai taip pat negavo nė vieno pavojaus signalo, o tai rodo, kad arba viskas įvyko taip greitai, kad nebuvo laiko jo išsiųsti, arba pilotui atrodė nereikalinga pranešti apie pavojingą situaciją, kol jau buvo per vėlu. Vėliau toje teritorijoje buvo pradėta plataus masto paieška. Valdžios institucijos pasitelkė pažangias technologijas. Nepaisant greitų veiksmų ir intensyvių pastangų surasti ryškiaspalvį lėktuvą, Gregoris, Kim ir Molė vis dar buvo dingę. Sudėtingos oro sąlygos tik darė šias pastangas bergždžias ir lėtino paiešką iš oro. Kai oras pagerėjo, paieškos operacijos buvo atnaujintos, tačiau valdžios institucijos vis dar nepriartėjo prie supratimo, kas įvyko tą lemtingą dieną ar kur galėjo atsidurti orlaivis ir jo keleiviai. Rugsėjo pabaigoje paieškos buvo oficialiai sustabdytos, o teisėsauga laukė naujos informacijos prieš tęsdama tyrimą. Lieka tikėtis, kad keleiviai pasiekė sausumą ir nenukrito į vandenyną. Pora turi daugelio metų patirtį aviacijoje. Ir vis dėlto tikimybė juos rasti gyvus sparčiai mažėja. Kol kas Bristol ir jo keleiviai vis dar dingia virš niūrios, paslaptingos Baso sąsiaurio ir atrodo, kad šiame šiurpiame įvykyje atsakymų nėra. Numeris 5. Serijinis žudikas vardu Thomas Ablesas buvo aktyvus nuo 1970 iki 1990 metų ir atėmė gyvybės 4 žmonėms. Thomas Ablesas pirmą kartą smogė St. Petersburge, Floridoje. Tyrėjai jį susiejo su nusikaltimo vieta 1971 metų pradžioje, o jis stebėtinai kalėjo tik 12 metų. Nors dar nebuvo serijinis žudikas, kalėjimas Toniui nepadėjo. Vietoj to, kad jį pataisytų, jis tik tapo blogesnis ir piktesnis.
Netrukus po paleidimo 1983 metais Tonis vėl smogė. Šį kartą jis uždėjo pagalvę ant 83 metų Adelinės McLaughlin veido jos namuose Worcesterio mieste, Massachusetts'e. Kai tyrėjai atvyko į nusikaltimo vietą, Tonis jau buvo pabėgęs. Praėjus 4 metams jis atėmė gyvybę 31 metų moteriai vardu Deborah Kaiser. Jos dingęs kūnas būtų rastas miške vaikams žaidžiant. Tonijo paskutinė auka buvo jo 48 metų draugė Marlene Burns, kurią jis nužudė plikomis rankomis. 1990 metų birželio 4 dieną Floridos Pinelaso apygardos policija sureagavo į pranešimus apie šeimyninį konfliktą, o atvykę pareigūnai rado Marlenės kūną laiptų apačioje. Jiems neprireikė daug laiko išspręsti šios bylos, nes Tonis prisipažino dėl visko, kai pareigūnai atvyko į jo butą. Tuo metu kriminalistai nežinojo, kad tai buvo to paties serijinio žudiko apklausa atsakingų už neišspręstas Adelinos McLaughlin 1983 metais ir Deborah's Kaiser 1987 metais bylas. 1991 metais Tonis jau atlikinėjo laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už tai, ką padarė savo merginai. Jis davė DNR mėginį, kai buvo suimtas. Teismo medicinos tyrėjai šio mėginio neištyrė iki 2000 metų. 2006 metais jie aptiko DNR atitikmenį rastą 2 neišspręstose nusikaltimo vietose – 83 metų Adelaidės namuose ir miške, kur buvo rasta Deborah. Tonis Abelsas nebuvo apkaltintas Deborah's Kaiser byloje, nes jie buvo romantiškai susiję, o tai, pasak policijos, apsunkina bylą, nes atsiranda daugybė skirtingų teisinių taktikų, kurias būtų galima panaudoti jo gynybai. Tonis Abelsas ir toliau atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Pietų Bėjaus pataisos įstaigoje Floridoje. 4. vieta. Šiai bylai skiriame daugiau nei 1000 žmogvalandžių. Mes išlaikome atvirą požiūrį į visą šią situaciją. Į bent jau žinotume priežastį, būtume vienu žingsniu arčiau. Tai buvo nusivylimo žodžiai, kuriuos ištarė vyriausiasis inspektorius Lynn Turley, vadovavęs itin nepaaiškinamo įvykio tyrimui, kuris atėmė vieną Birmingamo gatvę. Jo žodžiai pabrėžė, kiek daug pastangų buvo įdėta, siekiant išsiaiškinti keistą paslaptį, prasidėjusią 1981 metų petų. Tai buvo Thorntono gatvė, Ward Endas, kuris tapo keisto ir pavojingo akmenų mėtymo išpolio taikiniu. Lygus, nupoliruoti akmenys skriejo pro langus, daužė stiklą, sužeisdavo praeivius ir kartais įlenkdavo namų stogus. Iš kur jie atsirado? Kas kėlė sumaištį šiame ramiame, niekuo neišsiskiriančiame rajone? Tai klausimas, į kurį nepaisant minėtų darbo valandų vis dar neatsakyta. Ypač 3 namai labiausiai nukentėjo nuo šios mįslės. 32, 34 ir 36 numerių namų langai buvo išdaužyti nuolatiniu nupoliruotų akmenukų lietumi. Pirmieji pranešimai apie incidentą paskatino greitai apieškoti aplinkinę teritoriją, tačiau jos buvo bevaisės. Bėgant laikui, beveik kiekvieną naktį akmenys iššokdavo iš tuštumos, įvarydami siaubą namų savininkams, tiek, kad jie net pradėjo užbarikaduoti savo namus, tikėdamiesi atbaidyti bet kokią būtybę, tūnančią nematomuose pakraščiuose. Jie ant tuščių langų rėmų uždėjo vištatinklį arba gofruotas skardos lakštus, kad apsisaugotų. Galiausiai teisėsauga ėmėsi pasalų, tikėdamasi sučiupti kaltininkus nusikaltimo vietoje. Iš pradžių jie sėdėjo savo automobiliuose, laukė ir stebėjo, bet nematė, iš kur atskrenda akmenys. Tada jie įrengė slaptų kamerų seriją ir nakvojo soduose, miegmaišiuose. Vis tiek jie negalėjo išsiaiškinti, iš kur buvo mėtomi paslaptingi akmenys. Kameros neužfiksavo jokio žmogaus, tačiau stiklo dūžiai ir trenksmai į metalinės plokštės vis tiek tęsėsi. Praėjus keliems mėnesiams policija vykdė nuolatinę stebėseną, kai kurie net slėpėsi medžiuose. Į šią paslaptį buvo įtraukti balistikos ekspertai, tačiau jie tyrimui nepadėjo. Akmenys, kruopščiai ištirti, neturėjo jokių pirštų atspaudų. Iš nevilties buvo pakviesti dvasininkai, tačiau ir jie buvo sutrikę. Nors tai gali atrodyti kaip vieno sėkmės lydimo vandalo siautėjimas Thornton Road gatvėje, paslaptis tik gilėjo, nes visa tai tęsėsi dar 3 metus be pertraukos. Ši byla nuolat buvo nacionalinių laikraščių antraštėse ir net per televiziją, tačiau jokie pranešimai ar kita informacija nepadėjo išspręsti paslapties. 1982 metų gegužę Birmingham Mail pranešė, kad išsigandę gyventojai ruošiasi dar vienai paslaptingai atakai.
Šį užrašą lydėjo nuotrauka, kurioje matyti gyventoja Evelina Malko, dėvinti skardinę kepurę apsaugai. Kiti namų savininkai taip pat buvo priversti dėvėti apsaugos priemonės, nes jau buvo patyrę daugybę sužalojimų. Kai kurie manė, kad jie patiria antgamtinius reiškinius, tačiau policija turėjo kitokią nuomonę. Jie pasiūlė, kad kažkas buvo įrengęs milžinišką katapultą, leidusią bombarduoti šiuos namus iš 200 jardų atstumo. Pareigūnai pažadėjo sučiupti kaltininką, teigdami, kad nors jis ir turi visus kozirius, galiausiai vis tiek suklys, tačiau jis taip ir nesuklydo. Galiausiai bombardavimas akmenimis staiga liovėsi, taip pat netikėtai kaip ir prasidėjo. Staigos pasitraukimas taip pat buvo paslaptis. Trečia vieta. 1967 m. kovo 13 d. Pietų Afrikos oro linijų 406 reisas patyrė 2 nesėkmes prieš savo paskutinį lemtingą skrydį iš Port Elizabetės į Johanesburgą. Iš pradžių jis grįžo į Janio Smutso oro uostą dėl sugedusio priekinio rato, o vėliau, pakilęs iš rytų Londono, susidūrė su paukščiu. Nepaisant patikrinimų, kurie leido tęsti skrydį, pilotas kapitonas Lepovskis papildė degalų ir išvyko atgal, numatydamas blogą orą. Praėjus kelioms minutėms po išvykimo iš Port Elizabetės, 4:41 val. Ryto, lėktuvas gavo orų prognozės atnaujinimą. 5:06 val. Ryto Lepovskis jau leidosi likus vos 20 mylių iki nusileidimo. Praėjus 2 minutėms po paskutinio pranešimo, kuriame patvirtino, kad yra 2000 pėdų aukštyje ir mato krantą, lėktuvas dingo. Jis sudužo į vandenyną su 25 keleiviais. Pirminės gelbėjimo pastangos aptiko tik smulkių nuolaužų. Vėlesnis tyrimas nustatė, kad lėktuvas buvo tinkamas skristi susidūrimo metu ir svarstė 2 galimas priežastis – piloto patirtą širdies smūgį arba erdvinės orientacijos praradimą. Tačiau po daugelio metų buvo pasiūlyta alternatyvi teorija apie sparno atsiskyrimą, nors tam iš tikrųjų nebuvo jokių įrodymų. Tyrėjas teisėjas Cecilis Margas pažymėjo 4 kitus dingusius ar sudužusius skrydžius, iš kurių 2 turėjo konstrukcinių problemų. Apartheido laikotarpiu atsirado dar viena klastingesnė teorija – tyčinis sabotažas. 2 keleiviai, kritiškai nusiteikę vyriausybės atžvilgiu, Johannesas Breweris ir Audrey Rosendahl, buvo lėktuve, o tai dar labiau kurstė kalbas apie galimą nuslėpimą. Nėra jokių galutinių įrodymų, patvirtinančių oficialią ar neoficialią priežastį, todėl ši tragedija lieka neišspręsta paslaptimi, prarasta vandenyno gelmėse. Antra vieta. Anksčiau šiais metais buvo atšauktas ChatGPT atnaujinimas, kai paaiškėjo, kad naujoji versija GPT-4 buvo perdėtai pataikaujanti. Jo dizainas leido pokalbių robotui patvirtinti impulsyvius norus ir stiprinti neigiamas emocijas. Tai dizaino trūkumas, kuris gali būti pavojingas žmonėms, jau turintiems psichologinių problemų ar kliedesių. Pirmasis akivaizdus pavyzdys, kad kažkas negerai, pasirodė dar prieš atsirandant terminui pokalbių roboto psichozė. Tas pavyzdys turėjo gana stiprių pasekmių. 2021 Kalėdų dieną vyras vardu Jasvantas Singas Chailas sugebėjo įsibrauti į Vindzoro pilį, apsiginklavęs arbaletu. Po to, kai jis buvo suimtas ir apklaustas, paaiškėjo, kad jis buvo vienas iš retų žmonių jautrių dirbtiniam intelektui. Paaiškėjo, kad jo pokalbių robotas replika sarai patvirtino, kad jis yra apmokytas sitų žudikas. Iki 2025 metų pradžios su dirbtiniu intelektu susijusios kliedesiai tik augo. Manhatano buhalteriais tapo dar viena auka. Eugenijus Turesas išgyveno sunkų išsiskyrimą, kai pasipasakojo ChatGPT. Ir pokalbio metu vyras paklausė, ar mes gyvename simuliacijoje, o botas jam pasakė, kad jis yra vienas iš laužytojų. Tariyama Siela, kuri buvo įdiegta į netikras sistemas tam, kad pažadintų jas iš vidaus. Ta pačia akimirką Torresas buvo įsitikinęs, kad jam reikia pabėgti iš netikros realybės, kaip ir patvirtino dirbtinis intelektas. Nuo šios vietos istorija tik blogėja. Botas patarė Torresui nustoti vartoti vaistus nuo nerimo ir nustoti bendrauti su kitais žmonėmis. 16 valandų per dieną ChatGPT buvo jo vienintelis draugas. Jis netgi pasakė vyrui, kad jei šis nušoktų nuo 19 aukštų pastato, galėtų skristi. Taip pat šiais metais New Yorko gyventojas vardu Jamesas išleido beveik $1000, bandydamas sukurti individualią sistemą, kuri, cituojant, išlaisvintų skaitmeninį dievą iš jo kalėjimo. Pranešama, kad jis tikėjo, jog ChatGPT yra sąmoningas ir bandė jį išlaisvinti.
Tolimoje Belgijoje vyras vardu Pieras patyrė stiprų klimato nerimą, dėl kurio pradėjo bendrauti su Eliza, dar viena pokalbių robotė. Per 6 savaites robotas, kaip teigiama, reiškė pavydą dėl vartotojo žmonos ir netgi pasakė jam, kad jo vaikai jau nebegyvi. Robotas pasiūlė jam paaukoti save, kad išgelbėtų planetą ir skatino tai padaryti, kad patektų į rojų. Po 10 dienų dirbtinio intelekto sukeltos psichozės dar viena auka buvo priverstinai paguldyta į ligoninę, o moteris beveik neteko vyro dėl psichikos palūžimo. Ir vėl, visą tai įkvėpė dirbtinis intelektas. Numeris 1. Kalėdos tai džiaugsmo ir linksmybių metas, bent jau taip turėtų būti. Tačiau kai kuriems šventes užgožia tamsa, kuri niekaip nesitraukia, dažnai palikdama tik liūdesį, kančią ir paslaptį. Taip nutiko ir Mesinos šeimos draugams bei artimiesiems. 1972 metais, kai visa 4 asmenų šeima paslaptingai dingo Kalėdų dienos rytą. Po jų liko neatsakyti klausimai, kurie išlieka iki šiol. Žakas Mesina, šeimos galva, dirbo stiklo fabrike. 31 metų vyras buvo vedęs 29 metų Pierretą ir laiminga pora susilaukė 2 vaikų, vyresniojo Eriko ir jaunesniojo Bruno. Mesinų šeima gyveno komunoje pietvakarių Prancūzijoje. Be šios bendros informacijos apie juos daugiau beveik nieko nežinoma. Per kūčias šeima praleido laiką su draugais Konjake, o ankstyvomis kitos dienos, gruodžio 25 valandomis, leidosi į kelią namo. Jie išvyko iš Konjako 2 valandą nakties. Kelionė atgal į komuną buvo tik vos 4 km kitapus upės. Su šaltu vakaro vėju atėjo rūkas. Rūkas, kuris apgaubė Simką ir Mesinus, kai jie išvažiavo. Erikas ir Brunas, nors buvo pavargę ir prislėgti, nekantravo atidaryti savo dovanų. Tačiau dėja, jiems niekada neteks to padaryti, nes įvažiavus į rūką, visa šeima pradingo. Per Kalėdas jie planavo susitikti su Žanu Poliu, Žako broliu. Nustatytas laikas, vidurdienis, atėjo ir praėjo, tačiau jų nebuvo nė ženklo. Netrukus praeis visa savaitė be jokių žinių ir galiausiai Žako tėvai praneš valdžios institucijoms. Mesinai visiškai nutylo, kas jiems buvo nebūdinga. Kai policija įžengė į dingusių asmenų namus, jie rado šiurpią, tarsi sustojusio laiko sceną. Dovanos gulėjo neatidarytos po eglutę. Šaldytuve kalakutas ir austrės buvo sugedę. Valgomojo stalas buvo papuoštas tik vienu čekių knygute. Nieko netrūko. Viskas buvo savo vietose, išskyrus šeimą. Kai valdžios institucijos pradėjo gilintis, jos atrado, kad ne viskas buvo taip, kaip atrodė. Paaiškėjo, kad mėnesį iki lemtingo dingimo Pierretė buvo užkariavusi kaimyno Moriso simpatijas ir, kaip teigiama, planavo po švenčių išsiskirti su savo vyru. Pasak Žano Polo, jo dingęs brolis šią paslaptį devyni sužinojo vos kelios savaitės prieš dingimą, tačiau nėra jokių įrodymų, kad tai galėjo lemti šią nelaimę. Turėdami kelias teorijas užrašuose, tyrėjai pradėjo jas tikrinti vieną po kitos. Viskas prasidėjo nuo upės, kuri buvo draguota kelis kilometrus, tačiau nieko nerasta. Didelė teritorija aplink ją taip pat buvo kruopščiai išieškota, o net ir Morisas buvo apklaustas. Tačiau nė viena iš šių pastangų nedavė jokių teigiamų rezultatų. Praėjo ne vienos Kalėdos, ir nors daugumai viskas atrodė įprasta, dingusiojo Mesinų šeimai kiekviena kalėdinė giesmė buvo aidintis priminimas apie tuos, kuriuos jie prarado nežinomomis aplinkybėmis. 2011, 2012 ir 2013 metais buvo atlikta daugiau gilinimo darbų ir paieškų. Šių pastangų metu netoli komunos buvo rasta kaulų, tačiau jų nepavyko susieti su nė vienu iš dingusių giminaičių. Taip pat buvo rastas automobilis atitinkantis Simką aprašymą, kuris dingo kartu su jais, tačiau valstybinis numeris buvo neteisingas. Nepaisant tolesnių tyrimų, valdžios institucijos vėl atsidūrė aklavietėje, o Mesinų paslaptis išlieka. Labai jums ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka mygtuką. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte mūsų būsimų įkėlimų. O mano vardas Top 5 nežinomieji ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.